pasižiūrėkit gal taip, kas jums yra svarbiau. Ar jums yra svarbiau šeima, kurioje jūs gyvenat, sutarėt su vyro, ne, bet sekso ten nėra. Būna taip. Ar jums svarbiau vis dėlto turėti santykius, seksą, tą jausmą, tos hormonus, pusį metų, ne? Ar jums tai yra svarbiau? Nes, mano požiūriu, nežinau, kiek aš iš to, kaip matau gyvenimuose, ne? Nes, gyvenimo tokios teorijos nėra kažkokios tai, bet yra dalykai, kuriuos mes galim matyti. Ir aš, aišku, labai daug žinau iš konsultacinės patirties, ne, kaip žmonės gyvena ir kokios pas juos bėdos. Tai, kad tas seksas, jisaigi iš papradžių ten labai, o po to būna, į kalnelį pakilė, po to jau leidėsi ir visą laiką leidėsi. Pradeda skirtis poreikiai, einant kažkuriam laikui. Tiesa, praeitą kartą, vieną life atgal, mes šnekėjom irgi apie tai. Kažkas tokio panašaus. Jūs vis tiek ateisit iki to, kad sekso poreikiai nebesutaps jie. Jeigu jūs pradedat gyventi su žmogum, dar kai negyveni, draugauji, susitikinėjai, tai yra kitas momentas. Bet kai tu pradedi gyventi, kai tu ilgai jau gyveni, pradeda skirtis dalykai ir sekso taip pat. Ilgainiui. Viskas keičiasi nuolat, ne?